Nežinau, gal su metais taip kažkaip pastebi tą tokį savatį, jeigu galima tai pasakyti. Jeigu paklausti, jeigu, ar emigruotum dar kažkur tai ne, tikrai ne, nes, kaip sakant, atsilakstai, pamatai tą pasaulį ir kažkaip pašaukia jausmas, kad tu turi grįžti ten tavo šakos. Lipam, judam. Gerą vakarą. Kęstuti, labas. Test. Tu girdėjai, Kęstuti, švilpuką tada, kai švilpiau už vakar? Taip, puikiai. Manau, tu mano irgi. Taip. Kęstuti, aš savo skvočią paimu. Ar tu turi? Gerai, turiu. Paimt ar ne? Neimk, turiu. Pradžia, mes padarėm šitą dalyką ant Trikantų ąžuolo, tai tarp Vilniaus ir Kauno autostrados vidury augantis ąžuolas tarp skiriamųjų juostų, bet ten nesibaigė gerai mums dėl to, kad pro šalį pareigūnai važiavo, sustojo ir mes dar medyje dirbam, žiūrim, ateina pareigūnai. Tai jie susisiekė tuo metu su autostradą prižiūrinčią tarnybą ir, sako, kitą dieną turės su bokšteliu iškelinėti, ten pinigai, visa kita, gerai, tai sutarėm gražiuoju, kad išimsim. Žiauriai aukšta pušis šiaip, ką? Geras klausimas. Kol pertrauki, tai čia beveik visa virvė sueina. Gerai apšylė iš tikrųjų. Jo. Tai aš tada, Kęstuti, laukiu skambučio iš tavęs, kada... Patestuojam biškį. Pratestuojam šiek tiek. 103. Biškį testukai. Gerai. Ačiū. Linksta. Ne, valgai. Tysta. Tysta. Pašviesiu tau kelią. Jo, gerai, tai... Žodžiu, ant ragelio. Susitiksim viršui. Užstrigo akis ant tos pušies ir pagalvojau, tiesiog, toks apsiriškimas minties netikėtas ir galvoju, reikia pažiūrėti iš arčiau ir galbūt ten visai gera vieta būtų. Ir kai pasiūlėjai pirmą kartą, taip dar skeptiškai mes galvojam, čia atrodo nieko rimta, nuvarėm pasižiūrėt.
Va tokie, Jo, ten, tokie matmenys, aukštis, wow, didinga tokia įsiskirianti iš visų kitų, tai abejonių nekyla, kad tik tai tenais turėtų būti. O, skambutis. Girdė? Taip, Kęstuti, klausau. Jo, tai žiūrėk, dabar pririšk vėliavą. Ai, ar kartu, ar atskirai norėtum kelti pirmiausia virvę? Jo, žinok, aš tau galiu pirmiausia ir vėliavą užkeltų pasikabinsi ir tada aš tau virvę. Gal dvi abiejų nekeliam dalykų. Nu, davai, pririšk. Tai vėliavą. Jo, okay. Tokia šaka. Kokias 8 metrus neina. Vos ne virš geležinio vilko. Wow. Kaip čia triukšminga. Jo. Šakis. Kokios rožinės, tirštinės tavo. Jo, pasirašė. Jeigu tu atviniotum... Aš atvyniosiu. Nepasiėmiau peiliuką. Palauk. Nepalieka? Ne, nepalieka, žinau, gražiai. Gerai. Dabar Jo, per tą. Nieks neverčia. Tiesiog toks, nežinau, vat iš vidaus tas toks atėjo jausmas, kad reikia įkelt. Nes, pavyzdžiui, pamatai vėliavą ant Vilniaus televizijos bokšto, tai tikrai wow. Ant Gedimino bokšto tikrai irgi įspūdinga. Man čia asmeniškai 3 vieta, kur yra wow iki šiol. Pravažiuoti dieną ir pamatyti plevisuojančią vėliavą. Tikrai geri jausmai aplanko.